Viskas gerai, kai ištiesti. Čia yra Mantas Tomas. Ištiesti pilnai rankai. Okay. Nesiklausyti. Klausiausi, kaip tai Taip, taip. Šį vakarą LRT žiūrovai visi stebėdami antrąjį pusfinalį išvys ir jūsų prisistatymą tą tokią kortelę, ne? Ir labai įspūdingas šuolis. Ir visą laiką buvo susikibę rankom, papasakokite apie tai. Taip reikėjo, mums taip sakė. Sakė, bus taip prisi. Kokius žingsnelius sakė stot kaip šokis, koks? Kaip valsas šokis, jo. Sako, stokit taip, kad lyg šoktumėte valsą. O valsą žmonės šoka. Bet valsą šok gal lengviau negu šokt nuo tiltą. Jo, nežinau, man atrodo, pakankamai streso ir ten yra. Taip jau yra. Ne, iš tikrųjų, taip, aš tai džiaugiuosi, kad mes išdrįsom viskai. Gal vienai būtų Kada daugiau? sunkiau buvę. Kada daugiau? Morališkai tam pasiryšti šuoliui, bet kai dviese, tai jau žinai, kad jeigu tu nešoksi, tai tave nutemps vis tiek. Ten buvo, gerą. Monika stovi, mes laikomės ir Monika taip atgal linksta, sakau. O gal pradėkim nuo anksčiau, kai Dar mes nuo anksčiau. apsistojame, jau ten ant krašto. Jo. Ir sako, Baikite labiau į priekį. Ne, sako, duokit vienas kitam rankas. Aš, aišku, kaip normalus žmogus, ištiesiau savo ranką, o Vaidas man rankos nedavė. Sako, duok ranką, aš sakau, ką? Kas? Po to duodu ranką. Sako, paikite labiau į priekį. Sakau, mes esam ant krašto, reikia labiau ant krašto atsistoti. Žodžiu, atsistojam ant krašto, skaičiuojam nuo 10 iki 1, Monika pradeda svirti atgal. Sakau, Monika, tu svyri atgal, aš nesvyriu atgal. Sakau, tu svyri atgal, tu džinas atgal. Nesvyri, ir jau ten 3, 2, 1 ir šoka. Gerai, bičiuliai, o kalbant apie šios dienos repeticiją, kuri jau pirmoji su žmonėm, ar ne jų daug Austrijos moksleivių, ką tai pakeičia jūsų repeticijai? Labai naudinga, kad buvo žiūrovų. Aha, labai. Kai salė užpildyta vis tiek toks kitoks jausmas, toks labiau esi pakylėtas, nes vis tiek, kai yra akis, kurios tave stebi, kažkaip nenoriu sakyti, kad labiau stengiasi, nes vis tiek, jeigu yra bent keletą žmonių, kurie to išgirda, tu vis tiek stengiasi ir darai viską, ką galėtum. Ir buvo labai faina, nes mes dainuojame keletas segmentų, tokių segmentų pozicijų turime į žiūrovus. Ir labai faina, kad buvo su žiūrovais bendravimas. Dabar per repeticiją. Pritarantieji vokalistai dabar per repeticiją nesibučiavo, kaip bus per pasirodymą. Ar tu tikrai galvoji, kad mes to pasakysim? Kaip bus, gal aš nueisiu kur nors kitur, gal Monika nueisiu, gal Monika tarp dviejų bičių nueisiu, o aš tarp dviejų mergaičių. Niekas to nežino. O kaip jūsų balsai? Kaip mūsų balsai? Wow, gerai, atsigavo. Tiesiog pagaliau Atsigavo. Tiesiog geriau. Surašysim šitą. O prieš baigiant pasirodymą, tas rankos ištiesimas, jo anksčiau nebuvo, atsirado antroji repeticijoje ir dabar aš jį vėl mačiau. Aha, jo, ar tai bus... nebūtinai pavyko, jis šiandien man tai reikės. O kas ten bus, apskritai? Mes prieš atvykdami jau į Austriją turėjome, aišku, derinti tam tikras detalės pasirodymą savo ir išreiškėm tokį norą, kad labai norėtume padaryti selfie kadrą galutinį ir kad tiesiog matytus visi žiūrovai ir mes gale ir tiesiog, kamera turi privažiuoti ir atrodyti kadras turi kaip daroma selfie. Tai tiesiog mes bandom kažkaip išnaudoti tą galimybę, kad mums visgi buvo leista, nes pirmoje repeticijai sakė, kad tikriausiai to selfie kadro nebus vis, bet galų galiai išsikovojom. O jisai bus kaip nors susietas su apšvietimu kažkokio ar efektais? Ar tik tai tiesiog tai bus paprastas judesys ir viskas? Įneša šiaip dinamikos, man atrodo, kad filmavimas šiaip iš tikrųjų įneša tie kampai kitokie, nes pakankamai, ta prasme, ir mūsų, kaip pastebėjot, pasirodymas jis yra labai daug šviesų įvairiausių, labai jisai toksai pompastiškai džiaugsmingas, galbūt taip reikėtų, kažkas gerai palyginus su Mika ar ko ten dar, Katy Perry, pasirodymais ir jų vizualizacijomis ant scenos. Tad galbūt netgi tos kameros pakeitimas į žiūrovus jau padaro kažkokį tai jau pasirodymą šiek tiek dinamišką, tas galas jis yra, man atrodo, mums fainesnis yra. Kas jūsų stipriausi konkurentai? O, labas, kur tu šiandien? Stovėjau senokai.
Konkurentai stipriausiai. Bet tu tai paklausai, žinai, kad mes būtume užtikrinti, kad mes pirmą vietą laimėsim, žinai, nu tai ką čia mums. Kas dėl antros vartus? Kas čia dėl antros vartus? Visi, tai šiaip visi Jo, konkuruoja. iš tikrųjų yra daug labai stiprių dainų, Malta, Norvegai, Gal mano Airiai. šaunuolė, jo. Tiesiog žiūri pasirodymus ir visi atrodo, visi gali ir yra mūsų konkurentai iš tam tikrų kitokių įvairių pozicijų. Aš nelabai supratau, kažkas čia minėjo, kad pirmas pusfinalis yra stipresnis, tai kažkas labai klydo, antras yra daug stipresnis, daug. Bet yra bent Dėl to, kad yra aš sakau- Lietuvoje. Ne, aš tai galvoju, kad tiesiog yra žymiai smagiau konkuruoti su lygiavertiškais atlikėjais, negu tiesiog užtikrinti pereiti, tarkim, pirmą pusfinalį ir Taip. kažkaip. Taip. Ir po to kažkaip džiaugtis, kad be kovos kažkokios tai labai. Tai nereiškia, kad mes apie save labai gerai galvojam, tikrai ne. Bet tiesiog manom, kad antram pusfinalį bus labai aršiai didelė. Aš man atrodo, kad bus Ir tai yra tiesiog labai smagu, nes adrenaliną iš karto taip suteikia ir taip nori. Jo, tokio Norisi gerai pavaryti? Aišku, kad nori. Taigi, ta prasme, mes kovojam ne vien už save. Nežinau, kaip pasakyti. Tokio adrenalino, tokios kovos, kad netgi, kai pabučiavau šiandien Moniką, tai... Net tu Net tu pabučiavai, aš tą pabučiavau. įdaužė mane veidą. Jo, truputį užkliudžiau jos nosį, o dar ir nuo aukštos spaudimo dažnai Monika kenčia, tai tikriausiai tas efektas Bet dvigubas. čia tikrai kliuvo mano nosį už tai, į pokliudytą. Ir Monikai pradėjo truputį kraujas bėgti, bet ačiū Dievui, kad viskas liko viduj, Jaučiu kaip bėga. o ne išorėje. O šiandien neilgai trukus atvyks jūsų abiejų artimieji. Planuojat kokį nors jų sutikimą, kažką veikti su jais, ar tiesiog jie, nu taip, neutraliai būdami jūs palaikys? Kokios taip jokių Aš planų. tai ferverkų pirkau, tokį. Kur tie fejerverkai šaus? Monika apsirengs pats kaip fejerverkas ir eis. Ne, labai džiaugiamės, kad tėvai atvažiuoja. Lyginant su ankstesnėm repeticijom, vis dėlto kaip yra su jauduliu, su įtampa, su užkuliuose, galbūt kažkas pastebima ir kitų atlikėjų elgesyje, daugiau visokio tokio Taip, lankstumo. man bandė nuplėšti suknelę šiandien. Rimtai? Ir Monika šiandien šiaip taip dėkojo, pavyzdžiui, užkuliuose. Tai nu, ką Buvau veikime? užmigus. Mūsų pačius pirmus išsiveda, uždeda į neirus, Ir palieka taip, apie palieka valandą lyg laiko. valandį. Tai Kol tiesiog visi kiti su jais. pamiegojo. Ir jie techniškai sutvarkys viską taip. Tada Monika prigulė pamiegojo. Kas dar? Šiaip nėra jokios kovos, prasme visi yra normalūs. Jo. Čia ne koks gražiausias žmogaus rinkimas pasaulio. Šiaip draugiški visi, Jo. tikrai labai faini, visi atvažiavo gerai praleisti laiką ir visi jaudinasi lygiai taip pat kaip mes. Visi. Taip. Neturi laiko galvoti, kaip čia pakenkti. Ar jaudulys buvo kitoks šiandien, jis buvo kitoks. Man bent jau iš mano pusės, tai man buvo kitoks. Aš buvau labiau susikaupęs, labiau kažkaip tai taip buvo taškas. Ten tas zenitas, į kurį aš ėjau. Tai Žiūrėk, kad komandos pasirodymas būtų geras, ar ne? Reikia, kad visi nariai veiktų gerai. Jūs esate ne tik duetas, draugės mes dar 4 pritariantys vokalistai. Ką galite pasakyti apie juos, koks yra jų indėlis ir taip toliau? Jie labai iš tikrųjų prisitaiko ir jie šaunuoliai, tarkim, mes niekaip su Rūtele ir su Dainotu nerandam ten vieno tokio taško, kur mes kartu stovėtume ir jie iš mano šonų, bet Monikai su Jurijum ir jūs te labiau pasisekė atrasti ten tą bendrą ryšį. Tai dabar, bet labai gerai pristaiko Rūta su Dainotu, aš visą laiką ne toj pozicijoje atsistoju, kur reikia, tai toks yra momentas. Ir... Žodžiu, jie tiesiog pasistenka ir pristaiko prie vaido. Jo. Bet šiaip ką galite pasakyti, nežinau, jų vokalinės galimybės, juos pačius. Nežinau, tiesiog kažkaip esame susidainavę ir nežinau, labai Bet iš tikrųjų labai ilgai kalbam, žiauriai ilgai kalbam. Davai, biškai. Ačiū visiems.